atrodo, kad mes galim paklausti Ernesto, ar jisai dainuos, ar visgi kažkokį instrumentą čia atsineš. Ir papasako gal Ernestai irgi apie savo pažintį su Valerijum. Jūs geriau neprašykit, kad aš dainuočiau, nes bus tikrai baisu. Gerai, neprašom, užteks lūpinės ir monikėlis. Su Valerijum mes truputėlį per karus prasisukę. Jisai buvęs mano ir viršininkas, ir bendražygis keliose misijose tarptautinėse Afganistane, Irake. Tai mes gerai vienas kitą pažįstam. Jėgerių batalione jisai buvo bataliono štabo viršininkas, aš buvau taip gerokai žemiau už jį. Bet Afganistane susibičiuliavom. Žmonės sujungia tokie dalykai. Bet būnant Afganistane, kuriuo momentu atrandi, kad štai jūs sieja ir muzikinė kažkokia gyja? O geras, čia Valerijau, tai žinai, kada mes čia pabandėm pamuzikuoti kažkaip. Aš tai iš vis nemoku, nei natų nepažįstu, bet tai harmonikėlę prapučiau biškį. Belieka tikėtis, kad į taktą jis tą harmonikėlę prapūs. Valerijau, ateikit jūs prie mikrofono, pasakykit, gal jūs prisimenat ką nors apie savo susidūrimą su Ernestu Afganistane arba kitose misijose? Galėčiau pasakyti tokį, vieną mėgstamiausių mano frazių. Kiekvienam karininkui su amžium nutinka du dalykai. Pirmas – suprastėja atmintis. O antro aš neprisimenu. Aš galiu pasakyti, kad į Afganistaną aš važiuosiu gitarą. Irake gitaros nebuvo, nes nebuvo kaip. Nes Irake mes su Ernestu buvom kitai dviese, Ernestas ateidavo, jis raportuodavo, kontingentas atvyko. Visas kontingentas buvo vienas Ernestas. Irake mūsų buvo daugiau. Ir šiaip tai aš šiandien galiu pasakyti, kad mes smarkiai prisidėjom prie mūsų narystės NATO. Būtent pirmasis eskadronas. Patikslinsiu. 2002 metais George W. Bush Vilniuje rėžia kalbą, jeigu kas nors pasirinks Lietuvą priešų, pasirenka priešų Jungtinės Amerikos valstijos. Lapkričio 23. Ta pačią dieną Baltųjų rūmų svetainėje yra patikimas faktas, kad į Afganistaną atvyko 37 specialiųjų operacijų pajėgų operatorių. Mes su Ernestu ir dar 35. Sutapimas? Nemanau. Tarsi tikrai nesutapimas. Kadangi aš turėjau išvykti su išankstinė grupė, gitarą įsimečiau už sunkvežimio sėdynės, paskui greitai reikėjo lipti į lėktuvą, aš ją pamiršau. Tada jau pagrindinės pajėgos atvyko, atvežė gitarą. O žinot, Afganistanas yra toksai labai žiauriai toks specifinis regionas. Saulė nusileidžia, šviesą išjungia, šilumą išjungia tuo pat metu. Ir jeigu dieną gali turėti plus 25, naktį gali turėti minus 25, gitara nesupranta. Jinai nesupranta, nes čia yra apie 60 kg įtampos ir jinai man atplėšė visą dėką. Bet pas mus buvo pora vaikinų, vienas iš jų, Bintys, pažįstamas, sako, jūs nebegrosit, sako, nebegrojamas daiktas. Sako, galim pabandyti. Sako, bandykit, nieko nesigaus. Žinokite, klijai, medvarščiai, vinys ir izoliacinė juosta iš tikrųjų stebuklus padaro. Bet čia ne ta pati gitara, Valerija. Ne. Ta gitara liko tenai ir pasirodo, kadangi mūsų eskadronas buvo pirmas, ir jisai vadinosi Erelis. Žinot kodėl? Dėl to, kad man labai paprasta buvo Š raidę uždengti. Šerelis. Tai nereiškia, kad tai bloga. Ne, šita raidė nėra bloga. Mums kartais kyla minčių, kad jinai gali būti ne visai gera. Bet esmė tame, kad vienas generolas sako, tinka, nes mes rytoj turime eiti į Seimą ir išsiviešinti. Tai pasiūlymas buvo priimtinas, nors ir netobulas, bet žinote, jeigu tu panaudoji 20% laiko
ir gauni 80% kokybės. O paskui bandai per 80% laiko gauti 100% kokybės. Ir tai yra neįmanoma. Greičiau kartais yra geriau, nes tu turi laiko pasiruošti ir kitiems darbams. Tai su Ernestu mes buvom pažįstami anksčiau, bet iš esmės atviriausi pokalbiai tikriausiai atėjo Afganistano pabaigoje. Kai mes sėdėjom ant stogo ir matėm, kaip saulė leidžiasi arba kyla. Ir dar kol ne visai sušalom, mes turėjom visai neblogų minčių. Dabar jas ir išgirsim per muziką, ar ne? Gitarą dėl ko atsinešai? Ai, gitarą. Aš galiu gitarą palikti. Man neduokit valgyti. Bet žinokit, čia yra dainos festivalis, nieko nebus. Dieve. Aš tada jau pasitrauksiu, jūs pasakykite dar vieną sakinį, ar jūs tos pokalbius sudėjote į muziką, ar jūs tiesiog kažkaip grįžtate tuos laikus kartu muzikuodami, koks yra tas jausmas, kai pagalvoja apie save ir gitarą ir Ernestą šią akimirką. Aš nelaikau save bardu. Pradėkime nuo to. Bet čia ir ne bardų festivalis, sakė Ernestas, tiesiog yra dainos gražiaus. Aš laikau save poetu. Gitara kartais man tik tai trukdo. Gerai, tai kai norėsit, pasidėkit, aš tikiu, kad rasim, kas palaikytų. Bet yra draugų, kurie sako, tu pertokį per stygas. Čia kaip spyna pertokį. Tai tie instrumentai man pažįstami labiau. Tai gerai. Mūsų planas buvo, kad Skylutė šalme mes pagrosim pabaigoje. Bet kadangi jūs jau mūsų Ernestų pakvietėt, tai mes keičiam planą. Žiūrėkit, planas reikalingas kam? Tam, kad jį galima keisti. Viskas gerai, mes labai džiaugiamės, kad planas buvo pakeistas, sprendimas priimtas, Valerijus Šerelis, Ernestas Kuckailis, mes jūs norime. Aš dabar biškį padainuosiu. Viskas kūrinys vadinasi Skylutė šalme. Viskas galėtų būti gerai, jeigu nebūtų taip, kaip yra. Tu prašai nežadėt niekada. Aš žadėjau sugrįžt, bet matyt melavau. Aš žadėjau rašyt, bet tik neparašiau. Aš žadėjau mylėt, bet dabar negaliu, nes ir pats nežinau, ar dar gyvas guliu. Aš norėčiau žinot, kas pašovė mane. Skylutė šalme ir kulka galvoje, nors guliu prie vandens, atsigert negaliu, nes išbėga vanduo iš šalmos skylių. O viskas galėtų būti gerai, jeigu nebūtų taip, kaip yra. Tu prašai nežadėt niekada. O pašovė mane, neblogas šaulys, aš maniau, kad jisai manęs nematys, bet pamatė jisai ir pašovė mane. Skylutė šalme ir kulka galvoje, o viskas galėtų būti gerai, jeigu nebūtų taip, kaip yra. Tu prašai nežadėt niekada.
Žemiški draugai, kur parkritęs esu, nenorėčiau numirti be jūsų visų. Kas vandens man paduos, pasilenks virš manęs ir užlopys skylutės gilėtam šalme. O viskas galėtų būti gerai, jeigu nebūtų taip, kaip yra. Tu prašei nežadėt niekada. Netodėl. Aš manau, kad mes turėsime tą pačią dainą atlikti dar kartą. Tik jinai vadinsis ne skylutė šalme, o jinai vadinsis Ot ir Šalome. Yra toksai baras Pilėnai, ane? Jej! Sveikinam atstovus atvykusius į festivalį. Ir vienas ukrainietis lankosi tam bare, ten daugiau žmonių lankydavosi, pavyzdžiui, ateina tokie, sako, а пиво можно? Сako, а вы откуда? А мы из Эстонии. А, тогда можно. Tada galim. Ir jie tada žiūri nuotraukas, sako, kas čia nuotraukose? Miško broliai. A jie tikrai stukai, a kokie miško broliai? Sako, Metsadena. A. Bet turiu dar pasakyti, man reikės tik keli, lietus keli palūn, tai aš nemoku aš estiškai. Va, bet Metsadena moku. Tai išverčiau į rusų kalbą ir tada ukrainietis sako, padaryti ukrainietiškai mums reikia. Mums reikia. Ir sako, ir netgi akcentas netrukdo. Mes žinom, kad tu ne ukrainietis, bet tu su mumis. Taigi, mūsų karas šiandien vyksta ten. Praktiškai čia pat. Praktiškai čia pat. Ir labai džiaugiuosi, šiaip ir liūdžiu irgi. Mano mašina stovi su tranzitiniais numeriais, už poros savaičių iškeliavo į Ukrainą. Norėtųsi, kad gyventų ilgiau negu 2 savaitės, bet negali žinoti. Kiekvienas iš mūsų gali prisidėti. Taigi, Ot ir Šalome, mes labai prašom, mes labai reikia. Все могло би бути добре, як не було, так як є, бо все, що маєш ти, це слово моє. Обіцяв повернутись, та, мабуть, я збрехав, обіцяв говорити та мовчав, як мій, обіцяв, що для тебе видам все, що я мав, чи сам ще не знаю, чи лежу той живий, і хотів би знати, хто мене подстрелив. От і в Шаломі свине з голові, лежу біля охоти, давненько не пів, річка червона, вина теж в крові, все могло би бути добре, як би не було, так як є, бо все, що маєш ти, це слово моє. Схоже, ворог не поганий стрілець, його куля поранила мрії мої, чи таким я хотів, щоб був мій кінець. От і в Шаломі свине з голови, все могло би бути добре, як би не було, так як є, бо все, що маєш ти, це слово моє. Забудься, брати, ідея упав, повернутися хочу на місце в строю. Біля могу побачити, палку пожав, у кожної праці і кожному бою. Все могло би бути добре, як би не було,
так легко, бо все, що маєш ти, це слово моє. Наші послідовники. Taigi, norėjau pasakyti su Ernestu buvom 2 karus. Manau, kad reikėtų 91 irgi pridėti. Tai tada būtų 3. Ernestas dar buvo Kosove prieš tai. Ir knygų skaičiumi Ernestas mane lenkia. Ženkliai. 4 kartus. Dainomis lenkiu aš. Kūrinys vadinasi Labai, labai graži mergina su sidabriniu dalgiu. Naujausia mano daina, o naujausias dainas mano mylimiausios, ir kai išgirsit tokį... suprantat, ne? Apie ką? Labai, labai graži mergina su sidabriniu dalgiu. Ji netikėtai atsiranda šalia ir sako, mums pakeliui. Ne pakeliui, sakau aš jai ir nuperku jai gėlių. Ji šypsosi man, švino dantim ir sako, nebesvarbu. Nebesvarbu. Labai, labai graži mergina su sidabriniu dalgiu. Ji netikėtai atsiranda šalia ir sako, mums pakeliui. Ne pakeliui, sakau aš jai ir siūlau jai pinigų. Ji šypsosi man, švino dantim ir sako, nebesvarbu. Nebesvarbu. Labai, labai graži mergina su sidabriniu dalgiu. Ji netikėtai atsiranda šalia ir sako, mums pakeliui. Ne pakeliui, sakau aš jai, nes priešų daugiau ir skverbės gilien. Ji šypsosi man, švino dantim ir sako, aš su tavim, aš su tavim. Aš su tavim, lygi mirties ir dar truputėlį toliau. Dabar aš turiu nebaigtų reikalų, pasimatysim vėliau. Aš su tavim, lygi mirties ir dar truputėlį toliau. Dabar aš turiu nebaigtų reikalų, pasimatysim vėliau. Aš su tavim. Sekantis kūrinys vadinasi sveikas. Tobulas lietuviškas žodis sveikas. Sveikas reiškia neserga. Sveikas reiškia nėra sulaužytas. Sveikas keičia labas rytas, laba diena, labas vakaras. Ir kai vyra, kaip sakant, įsipila stikliuką arbatos, irgi sako sveikas. Sveikas. Kaip nekeista, tu dar gyvas. Sveikas. Mes jau manėm, kad tu miręs, bet mirtis tave apgavo. Faigai tai neatėjo, nors ateiti prižadėjau. Sveikas, mes senai tave pamiršom. Sveikas,
nes tai mes tave pakišom, bet mirtis tave apgavo. Patikėti neatėjo, nors ateiti prižadėjau. Sveikas, ar nenori pasisveikinti? Sveikas. Gal sveikiau tavęs bus vekti, nes mirtis tave apgavo. Patikėti neatėjo, nors ateiti prižadėjau. Sveikas. Sekantis kūrinys vadinasi Fakalas. O kiek aš laiko? Kartais erdvė laukia tavęs, aš jau užpildyčiau, jeigu ten būčiau, bet aš esu anksčiau laukia ir būsiu jame, ir tol kol nežūsiu. Fakalas rankoje širdis, tai ir kaip plasta atskleista krūtinės lasta. Fakalas rankoje širdis, tai ir kaip plasta atskleista krūtinės lasta. Kartas iškeltas priešas tuoj kris, kieno mylimasis namo nesugrįš. Ir pažadai liks neišpildyti, apsikabinimais pasišildyti. Fakalas rankoje mano širdis, ir kaip lasta atskleista krūtinės lasta. Fakalas rankoje mano širdis, ir kaip lasta atskleista krūtinės lasta. Spjaudykit, šaudykit, nieko nejausiu, užaugo širdį keflariniai sluoksniai. Mes visą laiką keliavom tik šukeriais, bet niekuomet nėjom keliais. Fakalas rankoje mano širdis, ir kaip lasta atskleista krūtinės lasta. Fakalas rankoje mano širdis, ir kaip lasta atskleista krūtinės lasta. Sėdim mes su Ernestu Irake, žiūrim į termometrą 6 val. Ryto, dabar nekaršta. 6 ryto 50. Ateini į mašiną, dėti kilimėlį, kad neiškeptų, niekas kai tu atsisėdi. Tik pirštinės dėtiesi, kad dar kažką tai. Jau Ernestas prisimena, sako, šerelis visą laiką nešiodavo papiliukus. Aš užsirašinėdavau mintis. Pavyzdžiui, norint išplauti smegenis, jų reikia turėti tokią unę, kur reikia išplauti. Arba neturėtų stebinti tai, kad stebisi tie, kurie nestebi, ir tie, kurie stebi, nesistebi. Ir kitų gražių minčių, užvaltą žirgą ir pulsiną raitelį. Čia galima būtų tęsti, nes aš kaip ir minėjau, aš ne bardas, aš poetas. Pavyzdžiui, eilėraštis. Lapas nuogas karalių. Paspadėti trumpi 4 eilutės. Lapas nuogas karalių. Leisk ir man tau pameluoti. Žinok, karalinis suknelė nuostabi. Po kokio eilėraščio turėtum sakyti sekantį. Išmušė erelių į dantį. Iš vėžių. Būtų dar važiavęs, bet liežuvio neprikando.
Tada liūdnesnis. Žiniuose nebuvo nei žodžio apie dingusius be žinios. Ir apie karą žinios nebuvo. Tik mūsiškių vis mažiau. O dabar teigiamas. Aš suprantu, aš jau turėčiau baigti, ne? Tada teigiamas. Įdėmiai, čia tikrai įdėmiai. Liūdėsiui kliuvo, staigių judesių, iš apačios į viršų, lūpų kampučiais. Dar viena daina, gerai? Gerai. Nu ir pabaigai viena daina, aš čia kažkaip išsitikėjau. Lapė paleido antį. Visos tiesos nenorėjo. Tik truputį ją apkraptė, o antis sakė, kad grįžo. Lašai, teka vanduo, jeigu nėra nieko daugiau. Aš kaip akmuo stoviu tvirtai, nieks nepastums manęs. Sausumoje ar vandenį tvirtas išliks akmuo. Nieks negirdės, nieks nematys, jau nebylios kovos. Lašai, tašo mane, kiek dar ilgai kantrybės užteks. Lašai, tašo mane, kiek dar ilgai. Lašai, tašo mane, kiek dar ilgai kantrybės užteks. Lašai, tašo mane, o aš. Lašas išnyks iš galvos ar sušals, lieka tik tai vanduo. Saulė pakils ir nugalės šviesą. Ne visada lašai, kartais sudyla akmuo. Liks tik vieta, kur įvyko kova, ir ta vieta tiesa. Lašai, tašo mane, kiek dar ilgai kantrybės užteks. Lašai, tašo mane, kiek dar ilgai. Lašai, tašo mane, kiek dar ilgai kantrybės užteks. Lašai, tašo mane, o aš jas. Lašai, tašo mane, kiek dar ilgai kantrybės užteks. Lašai, tašo mane, kiek dar ilgai. Lašai, tašo mane, kiek dar ilgai kantrybės užteks. Lašai, tašo mane, o aš jas. Ačiū Jums už dėmesį, ačiū Ernestai. Dalyvavau visuose festivaliuose. Valerijus Šerelis dalyvavęs visuose festivaliuose, poetas labiau negu muzikantas, lenkiantis Ernestą dainomis, bet Ernestas jį lenkia knygom ir man atrodo, kad gal net ir filmais, nes paskui mes žiūrėsim filmą Laisvės šuolis, kurio scenarijaus autorius yra Ernestas. Turiu YouTube fono kanalą, ten daugiau.